Na, o dabar grįžkime prie automobilių vagysčių temos. Laidos ne vienas kelyje penketukas. Labiausiai vagiami automobiliai mūsų šalyje. Kiekvienų metų pradžioje šalies policija apžvelgia praėjusius metus, suskaičiuoja įvairius įvykius, nusikaltimus, ištiria tendencijas. Vedama ir automobilių vagysčių statistika. Taigi, atlikus šios srities nusikaltimų tyrimą, paaiškėjo vagiamiausių Lietuvos automobilių penketukas. Štai kaip jis atrodo. Norėčiau pasakyti pirmiausia, kad bendra tendencija automobilių vagysčių, tai yra, ar pagrobimų vadinamų tiksliau, tai mažėja. Čia pastaraisiais metais mažėja ir mažėja netgi palyginus šių metų 2 mėnesius su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu. Ir nepaisant to, mes turime pasianalizavę savo ir kokios markės labiausiai vagiamos. Ir jeigu pirmą penketuką išvardijus, tai pirmoje vietoje būtų Volkswagen markės automobiliai, iš jų pagal modifikacijas tai būtų Volkswagen Golfai, Volkswagen Passatai ir Volkswagen Transporteriai. Antroje vietoje Audi, modeliai būtų Audi A6, Audi 80, Audi 100. Trečioje pozicijoje BMW 5 klasės daugiausia, BMW 3 klasės 2 pozicijoje ir BMW X klasės 3 pozicijoje. Toliau Fordai sektų. Trejetukas atrodytų gal ir toks truputėlį neįprastas, nes pirmoji pozicijoje yra Ford Galaxy, antroji pozicijoje yra Ford Mondeo ir trečioji pozicijoje Ford Fiesta. Iš Mercedesų pirmoje vietoje 200 modeliai, antroji pozicijoje E modeliai ir trečioje vietoje S modeliai. Praėjusios paros suvestinė parodė, kad tos tendencijos tęsiasi, vėl buvo per praeitą parą Lietuvoje pavogtas vienas Ford Galaxy, vienas Passatas ir viena Audi. Komisaro paskelbtas verdiktas toli gražu nereiškia, jog dabar pat reikia važiuoti į turgų ir parduoti savus automobilius, jei jie patenka į minėtą penketuką, arba atsisakyti pirkti šių markių mašinas. Tiesiog pasistengkite jas labiau saugoti, įrenkite signalizacijų sistemas, nepalikite vagių mėgstamose vietose. O jeigu perkate, tai pirkite kuo naujesnį automobilį. Mat vagiamiausios mašinos yra 8-12 metų, o naujų automobilių pavagiama vos vienas kitas.